Sveiki, šiandien tikrinam automobilį Volkswagen Golf 16 metų, 1.4, benzinas elektra. Taip, trumpai dabar bendrą vaizdą. Tai kairės pusės sparnas šiek tiek lakas yra, čia nuėjęs priekinė dalis irgi šiek tiek lakas pradeda lūptis, dėl ko klausimas lieka. Taip, veidrodėlis be kažkokių pažeidimų, durelės vairuotojo pusės, be pažeidimų kairės pusės keleivio durelės. Toks smulkus yra, mažas tik tai. Taip, dabar sparnas galinis kairės pusės, čia nuo akmenukų yra, bet nesimato kažko tai tokio blogos. Bamperis prieina prie sparno gerai. Taip, galinis žibintas neapsirasavęs, neįtrūkęs. Bamperio kairė pusė galinio tvarkinga. Dangtis skirtumų tarp kairės ir dešinės pusės šiek tiek yra, galbūt čia yra mažiau. Čia galbūt šiek tiek daugiau tarpas yra. Žibintai dešinės pusės nesudraskyti, nesudužę. Dešinės pusės galinis bamperis pakankamai geras. Taip, dešinės pusės galinis sparnas prisiglaudžia prie bamperio gerai. Yra šiek tiek, matosi, dažymo pėdsakų. Šiek tiek yra. Dažymas čia su klijais apipylė. O gal pardavėjas sako su klijais apipylės, bet pasižiūrėsim. Taip, dešinės pusės galinės durelės tarpas geras. Dešinės pusės priekinės durelės tarpai taip pat sueina, rankenėlė neišdraskyti, durys užsidaro gerai. Taip, dešinės pusės sparnas priekinis šiek tiek yra lakas, taip pat kaip ir kairiai pusė pradeda lūptis, dėl ko klausimas. Dešinės pusės veidrodėlis sveikas, guma lango yra šiek tiek tokia nelygi, bet čia smulkmena. Priekinis stiklas yra kiniečių, yra įtrūkęs stogas viršui, bet pardavėjas sako, yra užsisakęs Vilniui naują, tai įdės naują. Irgi išsispręs. Taip, priekinis dešinės pusės sparnas su bamperiu sueina plius minus gerai. Priekinė optika nesudužusi, nesurasavusi. Bamperis priekinė dešinės pusės pažeidimų nesimato. Kapotas lygus, nuo akmenukų stipriai nenudaužytas. Kairės pusės bamperis priekinis su sparnu sueina gerai. Priekinis žibintas šiek tiek turi tokių nesuprantamų dėmių. Gal nusivalys, gal ne, nežinau. Sparnas su kapotu sueina gerai. Taip, parodymai plius minus turėtų būti apie 150. Gali skirtis šiek tiek. Taip, 150, 130, 150, čia yra dešinės pusės priekinis sparnas. 120 durelės dešinės pusės, 120, 100 durelės dešinės pusės galinės, 115, 120, sparnas dešinės pusės galinis. 110, 115, 120,
110. Nu jo, taip matėsi, kad kažkas yra kaip ir daryta, bet teisingai sako pardavėjas, kad sutepta 130, 115, galinis dangtis 140, 140, kairės pusės galinis sparnas 180, 160, 160, 180, svarbu glaisti, nesimato. Taip, galinis durelis kairės pusės 150, 200, 180, 165. Nu, taip, vairuotojo durelis 175, 185, 280, 265, tai durelis yra perdažytas šitas, 230, 300, tai kairės pusės vairuotojo durelis perdažytos. Dabar priekinė vadinama stoikė 155 gerai, bet dėl ko lakas nueina, nesuprasi, gal su kažkokiais buvo chemikalais valyta mašina. Kairės pusės priekinis sparnas perdažytas 245, 200 kairės pusės sparnas. Aha, kaip ir sakė pardavėjas, jis yra perdažytas. Kapotas 290, 305, 320, tai yra perdažytas kapotas. 315, 320. Priekinis sparnas, gerai, 100 žiūrėjom. Ir kairė dešinės pusės priekinis stoikė yra 100, 110, ana 150. Tai vat, galbūt, kai dažė tą sparną kairės pusės, tada lakų perlakavo šitą stoikę ir blogai paruošė, ir dėl to jisai nulenda. Nu, irgi, jeigu atiduot kėbulistui geram, nieko čia bėdos nėra. Vidinės stoikės vadinamas, tai yra dešinės pusės 100 gerai, durų tvirtinimai nesukti, priekinių dešinės pusės durų varžtai nesukti, rodymai 60-55, kairiai pusiai analogiškai, nieks su vidiniam dalim daryta nebuvo. Dešinės pusės priekinis lėtas ratlankis pakankamai geras, priekinis dešinės pusės stabdžių diskas apynaujas, spiroklės dešinės pusės nesulūžusios, stakanas su originaliu germetiku, dešinės pusės padanga žieminė 23 metų, protektorius apynaujo. Dešinės pusės slenkstis nedeformuotas, pakankamai geras. Galinės lenkščio darys dešinės pusės pakankamai gera. Dešinės pusės lėtas ratlankis pakankamai geras, padangos apynaujos. Dešinės pusės galinis stabdžių diskas gerame stovė, kaladėlių likutis apie 40%. Duslintuvas švarus,
Galinė pakabos dalis nesurūdijusi, pakankamai graži, spiroklės kairiai, dešiniai pusiai, tvarkingos, galas nedeformuotas. Kairės pusės galinis diskas šiek tiek yra apibrąžytas, bet čia smulkmena. Kairės pusės padanga apynauja, stabdžių diskas analogiškai geras. Durelės užsidaro gerai visus 4. Kairės pusės slenkstis pakankamai geras. Deformacijų nesimato. Kairės pusės lėtas ratlankis minimaliai yra pažeistas, bet irgi čia yra smulkmena. Kairės pusės padanga apynauja, žeminė, spiroklė nesulūžusi, stakanas su originaliu hermetiku. Kairės pusės stabdžių diskas analogiškai kaip ir dešinės. Kaladėlė stabdžių apie 80, apynauja, sakykime. Apačia tepalų nesimato. Parktronikas, radiatorius. Matosi, kad nebuvo keistas arba darytas. Automobilis užsivedė gerai. Vairo kolonėlė nestringa. Garsų pašalinių nėra. Dėžė DSG. Kamera veikia. Smūgių vietoj nėra. Parktronikai įsijungia. Rankinis stabdis veikia. Kairės pusės pusašis neliestas. Tepalų iš kairės pusės stipriai čia nesimato. Dešinės pusės taip pat iš šonų išpūstas yra kaip ir sausa. Taip, dabar VIN numeris patikrinsim. Skystis antifrizas yra švarus. Dešinės pusės lonžeronas tiesus, hermetikas originalus. Variklis dirba gražiai, pašalinių garsų nėra. Kairiai pusiai irgi nesimato, kad kažkas lystų, kad kažkas būtų deformuota, bet nors ir šitoj vietoj buvo nedidelis smūgis, sparnas buvo, bet vidinės dalis visos turi originalų hermetiką, tai sakyčiau, kad nieko svarbaus nebuvo. Varžtai matomai buvo suktinės, kapotas perdažytas, diržas keistas 25 metais, tai jisai ką tik keistas, neseniai prie 129 000. Aha. Dešinės pusės stakanas irgi tvarkoja viskas. Jokios nėra, dangtelio tepalų išpilimo. Iš galo nieko kriminalaus nesimato.
salonas. Kairės pusės vairuotojo durelės. Neišdraskytos. Cigaretėm neapdegintos. Taip, kairės pusės vairuotojo sėdynė nėra suplėšyta, nėra tvarkyta. Švari. Vairas nedažytas, nepersiūtas. Displejus panelė įbrėžimų, pažeidimų nesimato. Kairės pusės slenkstis iš vidaus šiek tiek yra mažas įbrėžimas, bet čia yra smulkmena. Vandens nėra, pedalai gražus, kairės pusės panelė švari. Porankis tvarkingas. Perjungimo rankinėlė tvarkinga, mygtukai neišlaužyti, nesubraižyti, displejus veikia, taip pat nesubraižytas, ortakiai neišdraskyti, panelė nesubraižyta, dešinės pusės sėdynė švari, graži. Dešinės pusės durelės gražios, smulkus ant dešinės pusės vidinės dalies panelės, smulkus tokie yra įbrėžimai, bet jie nėra žymus. Viršus gražus, užvalkalas įeina, išeina. Liukas veikia. Kairės pusės durelės neišdraskytos, šiek tiek yra čia pabraižymų, bet čia su polirukliu nusipoliruos. Kairės pusės sėdynė galas su kojom neapdraskyta, nesubraižyta, niks nesudeginta su cigaretėm. Viršus gražus, durelės užsidaro gerai. Galinė dangtis, varžtai nesukti, hermetikas kairiai pusiai, dešiniai sutampa, vidinės gumos tvarkingos, yra pakrovėjas. Taip, galas švarus, vandens pėdsakų nėra. Avarijos žymių taip pat. Dangtis laikosi, užsidaro gerai. Dešinės pusės durelės neišdraskytos. Slenkščiai viduj tvarkingi. Sėdynė tvarkinga. Galas sėdynės tvarkingas. Stiklai 16 metų. Dešiniai pusėje taip pat durelės tvarkingos. Nieks nesubraižyta, stipriai nesuplėšyta. Baterija pilnai pakrauta. Kažkokių klaidų iš baterijos konkrečiai nebuvo, bet tik tai klaidelė yra, galbūt žmogus pajungia pakrovimo namuose ir rodo, kad prie 129 876 tūkstančių buvo klaida, kad rozetė yra electrical error klaida. Tai va, iš variklio, iš važiuoklės, iš transmisijos kažkokių klaidų nesimato. Darom test drive'ą ir tada praskanuojam toliau, šitą klaidą aš ištinu. Klaida išsitrynė, dabar visiškai viskas yra švaru.
Taip, odometro skaitimai yra 129 908. Taip, ant skydelio 129 908. Viskas sutampa. Rydas sutampa. Važiuojam daryti test drive. Taip, darom test drive. Dabar važiuojam su cruise kontroliu, tai distancija laiko. Važiuojam ant elektros. Automobilis įsibėgėja gerai, stabdant pašalinių garsų nei iš dėžės, nei iš variklio, nei iš važiuoklės nesijaučia. Į šonus automobilį niekur netraukia, stabdant taip pat niekur netraukia. Persijungia gerai, bent pastebėjimų kažkokių nėra. Mašina sustabdo. Taip, linijų asistentas yra, priekį sustabdo, irgi jaučia, distronikas yra, veikia, langų pakeliai kairė, dešinė, galas kairė, dešinė veikia, taip, veidrodėlis susitraukia, valytuvai veikia, ortakiai veikia. Taip. Temperatūra zonos. Taip, kairė pusė šalta, dešinė šilta, veikia. Radio veikia, garsiakalbiai nečirškia. Taip. Centrinis veikia. Baterija pakrauta 68%. Po test drive'o jokių klaidų nėra. Variklis dirba švariai. Automobilį patikrinom, automobilis pakankamai geras, kreipkitės, padėsim laimingai.